Jaučiamės neblogai. Manau, grupę etapę rodėm pakankamai neblogą krepšinį. Tikrai pasiekėm 2 svarbes ir sunkes pergalės. Galbūt 3 rungtynės, sakykime, nebuvo tokios, kaip mes norėjom kokybės prasme, bet turėjom tikrai pakankamai kitų pliusų, kadangi išrotavom visą sudėtį, davėm kai kuriems žaidėjams, sakykime, taip ekstra poilsio, kad būtų fiziškai labiau pasiruošę rytoj, davėm jiems šiek tiek pajausti ritmą, sužaisti ribotą kiekį minučių, tai vėlgi suolas gavo įsijungti daugiau rungtynės, ko manau rytoj pagalbos irgi reikės. Tai paėmus visą visumą tikrai jaučiamės labai neblogai. Tikiuosi tik, kad šitos paskutinės rungtynės labiau suveiks kaip šaltas dušas ir manau, pasidarysim gerą varžovų analizę Olimpija Milano komandos ir rytoj stosim į kovą. Tikiuosi, kad pasieksim pergalę. Kokia komanda yra Milanas? Metikų komanda, turbūt nežinau, galima pasakyti tipinė italų komanda, su gerai pataikanti, su daug užtvarų be kamuolio, labai gerai ieško savo metikų, tie metikai natūralu, kad išnaudoja tas savo progas gan aukštų procentų. Ir aišku, turi didelį žmogų Luigi, 2,20 m, kuris, sakykime, gynybo atlieka tą, taip pasakius, valytuvo funkciją, ar ne, saugo visą baudos aikštelę. Taip pat ir puolime yra faktorius vien dėl savo ūgio, ar ne, ir to užėmumo dydžio aikštėje. Svarbiausia bus, manau, juos privers daugiau veržtis, daugiau, sakykime, žaisti jiem nepatogų krepšinį. Kaip pavyks, matysim, bet kadangi treniruočių neturėsim, tai teks visą tą informaciją žaidėjams perduoti per video, per teorinę informaciją, bet manau, vyrukai tikrai išlaikys gerą koncentraciją ir manau, kad galim sustabdyti juos jų metikus, priversti juos lysti vidų ir tada mes, manau, turėtume nemažai pranašumų. O puolime ir toliau turim būti agresyvūs, lysti baudos aikštelę, gerai dalintis kamuoliu ir išnaudoti savo situacijas. Tai manau, jeigu taip paprastai kalbant.